Sveikos mergaitės. Mano rankose auksinės Gustavo Klimto taro kortos nuostabios. Tiesą sakant, aš jau jas senokai rankose belaikiau, bet kažkaip jos man šiandien užkliuvo, galvojant apie dėlionę ir apie vyrukų mintis apie jūs. Galbūt kortos dėl to ir nori ateiti pas mane, pas jūs, kad kažką turi ypatingo pasakyti. Taigi, dėlionė, jo mintis apie jūs. Pasižiūrėkime, ką šios ypatingos kortos nori pasakyti. Beje, šitos kortos kalba per mirusiųjų pasaulį, per dvasių pasaulį. Pas mane rūksta smilkalai, nežinau, kiek čia video matosi. Ir tikimės, kad Gustavo Klimto dvasios per taro kortas pasakys ir atskleis tas slapčiausias mintis. Nuostabus rudenėlis, nuostabus oras lauke. Bevaikštant galbūt parke su ausinukais įsijungsite pasižiūrėti šios dėlionės. O galbūt besiruošiant miegoti prieš miegą. Gerai, kaip visada, 4 variantai. Jo mintis apie jūs šiuo metu. Pirmasis. Antrasis. Trečiasis. Ir ketvirtasis. Taigi, išsirinkote, jau tikriausiai buvote ir sugalvoję savo variantą. Ir pradedame nuo pirmojo. 4 pentakliai, 2 kardai, 5 taurės, 3 lazdos ir pentaklių riteris. Atsiprašau, pentaklių pažas. Taigi, ką jis galvoja apie jūs šiuo metu? Kažkokios tai skupios mintys labai jau aplanko. Ir žinot, galbūt jis galvoja, kad kažkur reikėtų ar tai nueiti, ar kažką tai jums nupirkti, padovanoti, ar kažkur praleisti laiką galbūt su jumis smagiai, bet nėra tiek pinigų ir jis galvoja, kad jam dabar tas periodas, kai jisai turi pataupyti iš tikrųjų ir turi kažkokių gal netgi pats finansinių problemų turi, bet ir jis norėtų žymiai, kaip sakyt, racionaliau ir protingiau, kaip jisai galvoja, praleisti laiką, neišleidžiant kažkiek tai pinigų, neišleidžiant, neprisidedant kažkaip labai stipriai materialiai, bet rezga planą, kaip galėtų gana gudriai susidėlioti savo laisvalaikį ir tą laisvalaikį, žinote, praleisti, kaip sakiau, labai taip ir prie to maloniai, bet ir neišleidžiant kažkokios labai didelės pinigų sumos. Kitas dalykas, dar žinote, galbūt jam žmogui kyla įvairių klausimų, tarkim, dėl jūsų. Galbūt jisai kažkaip abejoja jūsų racionalumu ir galbūt jis jūs nori patikrinti. Galbūt mato merkantiliškumą jumyse. Ir
Jis galbūt tiesiog nori apsaugoti save ateityje, kad nesusidėti su netinkamu žmogum, su netinkama partnerė, kuri tiesiog susidomėjusi juo galbūt, tarkim, arba dėl pinigų, arba tiesiog nesureikšmina labai svarbios temos vyrams kaip pinigai. Tai vat mergaitės atkreipkite dėmesį, ar nėra jums pirmas, kaip sakyt, dalykas vyruko pinigai, vyruko, tarkim, automobilis, arba tai, kur jis jūs kviečia, kiek jis jums išleidžia ir taip toliau. Tai va dėl to šitas vyras, kurį jūs čia sugalvojate, gali delsti, gali laukti, gali nesiimti jokių veiksmų. Tiesiog jis norėtų rasti tokį viduriuką, aukso viduriuką, kad būtų galima, kaip sakiau, jau pasikartosiu, ir gerai laiką praleisti, ir neišlaidauti, o gal netgi atvirkščiai dar netgi ir gauti naudos. Bet, aišku, kadangi jis tos naudos, ko gero, ir nesulauks, dėl to jam pačiam ir prasideda jausmų tas nutekėjimas, žinot, kaip sakoma, įžeminimas. Nesugriaudėja ten joks perkūnas jo širdyje ir jis jaučia, kad, jūs tiesiog netinkama partija jam, nes su jumis būtų galbūt nieko gero pora, nes jums labiau galbūt svarbus pinigai, ta materialinė pusė, kad viskas blizgėtų, kad viskas atneštų įspūdį, atneštų įvaizdį gerą, galbūt prieš žmonės, kaip sakoma, žinot, ar prieš drauges, ar tam, kad, žinot, efektingai atvažiuoti ir išlipti iš prabangios vyro mašinos, ar ten su prabangiais rūbais pasirodyti, kuriuos jis jums nupirko. Tai jam tas labai netinka ir jisai nenori tokių dalykų toleruoti ir ką jis galvoja toliau. Galimas dalykas, dar laukia jūsų, dar vienas išbandymas laukia mergaitės ir tas išbandymas bus labai gerai apgalvotas. Jo paties, ką jis galvoja apie jūs. Jis galvoja, kad reikėtų, kaip sakyt, paruošti tam tikrą išbandymą, kuris ir nulemtų arba sėkmę, arba nesėkmę. Ir žinot, mergaitės, jisai vis tik tai gali nuspręsti, jisai galvoja, kad jam reikėtų pasiryžti kažkokiam žingsniui arba kažkur kažką susižinoti apie jūs, gal netgi pabūti truputėlį kantriam ir atsargiam, bet ir išlaikant tą savo tokį užsispyrusi, tos situacijos, kaip aš apibūdinau pradžioj, tą tokį užsispyrimą ir išlaikymą tos situacijos. Kad neišlaidaut, kad nedėt pinigų, kad jūs atsiskleistumėt jam visame gražume. Jis nori jūs išbandyti. Ir labai tikėtina, kad ką jis galvoja apie jūs, jeigu jis jums pateiks kažkokį pasiūlymą, tai pagalvokit, mergaitės, kur čia šuo pakastas, kodėl jis būtent tai pasiūlė, o ne kitai, arba iš viso kažko tai nepasiūlė ir kažko tai delsė laukia. Tai čia gali būti, žinot, toks egzaminas vos neparuoštas iš vyruko pusės. Arba išvis gali būti ir tokia situacija, kad jisai nesima tų veiksmų dėl to, kad jis jau pamatė, kad neverta ir kad galimas dalykas jis tiesiog laukia. Ir keičia savo požiūrį ir turi kantrybės, jis neturi kur skubėti, jisai labai plačiai mąsto, labai, kaip sakyt, nesiauras šito vyruko mąstymas. Jisai galbūt tiesiog laukia tinkamesnio momento ir galbūt ieškosi savo tinkamesnės partnerės. Galimas ir toks variantas.
Taip kad finansai ir racionalumas jam labai, labai svarbios savybės partneriai, su kuria jis ruoštųsi kurti savo ateitį. Taip, antrasis variantas, jo mintis apie jūs. 9 taurės, 3 kardai, mėnulis, lazdų tūzas ir lazdų riteris. Lazdų pažas, atsiprašau. Ai, 9 taurės, jo mintis apie jūs. Jis labai gerų minčių apie jūs ir žinot, jūs jo akise, jūs jo galvoje, jūs jo mintise kaip savimi pasitikinti, patenkinta moteris, kuri graži, kuri be galo, kaip sakyt, gyvena savo gyvenimą ir yra tuo patenkinta. Ir jis galvoja, kad jūs einat per savo gyvenimą sėkmingai, užtikrintai, pasiekėte, ko jūs norite, pasiekėte ir gaunate tai, ko norite. Tame tarpe tiek finansiškai, tame tarpe tiek jausmiškai. Ir žinot, ką jis galvoja apie jūs? Jisai supranta, kad čia, žinot, labai giliai paslėptos mintis, kad meilė žuvo, kad jūs jo nemylite. Ir jis supranta, kodėl. Pirmas dalykas, jis žino, kodėl jūs jo nemylit, jis žino, kodėl ta širdis sudaužyta, kad jūsų širdis pirmiausia sudaužyta dėl jo kaltės. Ir va tada to pasekoje jis prarado jūsų meilę, jūsų jausmus, nes melavo, nes apgaudinėjo, nes nedasakė, nes sukčiavo. Ir jisai dabar, jam kyla atvirkštinis, tas, žinot, antrų lazdos galų parėjo tas pats jam, ką jis suteikė jums. Visą tą skausmą, visą tą nedasakymą, jūs nebematote, žodžiu, reikalo su juo kažkokių teisybių aiškintis ir net nematot aplamai reikalo su juo galbūt būti. Jis iš tikrųjų jaučia, kad santykiai, labai stipriai šlubuoja arba galbūt netgi visai nutrūko. Kad jūs tiesiog pasitraukėte, kad jūs nusišalinote nuo šitų santykių. Nesvarbu, galbūt jūs netgi po vienu stogu galite gyventi, bet viskas. Nei santykių, nei bendravimo, nei ten kažkokios meilės, nei pasitikėjimo. Ir vien tik tai, žinot, tas toks nežinojimas, kuo gyvena mano žmogus, mano partneris, ar mes tik tai kaip kaimynai gyvenam, ar ten dar kažkas. Tai vat, jisai puikiai supranta, kad jisai kaltas dėl to. Ir jam iš tikrųjų skaudu, bet kad jis jums sukėlė skausmą, tai čia, žinot, tarsi toks savisaugos kažkoks tai, kaip čia pasakyti, automatinis toksai mechanizmas. Jisai tų minčių apie save blogų nenori daleisti iš viso. Jis greičiau mieliau galvos apie jūs neigiamai, negu apie save. Ir galbūt dar, žinot, jisai galvoja, kad galima dar viską pakeisti. Kad jeigu jisai imsis kažkokių žingsnių, tai galima bus viską pakeisti ir jūs tarsi nesureikšminsit to, kas buvo. Ir jisai galvoja, kad čia galima viską paprastai išspręsti, nes, matot, lazdų tūzas, tai oi jisai nori jūsų, oi kaip jisai nori jūsų, kaip jisai nori jūsų, mergaitės. Bet žinot, kas yra? Jis yra tik tai tas pažas, nei ten kažkoks, nei netgi ne riteris.
ir netgi ne karalius ar ten kažkas tai. Jis nori būti mylimas. Ir jisai, žinot, pirmiausia apie save galvoja, kad jam reikia meilės, jam reikia jausmų, jam reikia kūniškų džiaugsmų, bet kad jis jūs išdavė ir jūs apgaudinėjo, nuo jūsų, kaip sakyt, sukčiavo, manipuliavo, slėpė, nedasakė ar dar kažką, kad iš jo pusės buvo apgaulė, tai jis tarsi norėtų nurašyti. Ir tarsi jūs lengvai, žinot, jam nusišypsojus ar ten mirktelėjus sakėt, bėgsite tekina į jo glėbį. Jam reikia meilės ir jisai galvoja, kad jam reiktų dar, žinot, pamėginti žengti žingsnį, jisai dar norėtų ten, dar netgi, žinot, kaip yra, jisai netgi turi tokį viduje poreikį turėti garbės, jisai toks garbėtroška netgi yra žmogus. Ir jisai dar, žinot, čia gali būti toks dalykas pagal tokią dėlionę, kad jisai gali mėginti sukelti jūsų pavydą. Jūsų pavydą, jisai tokios tarsi garbės norėtų, tarsi, kad jį girtų norėtų, pagirimų, liaupsių kažkokių norėtų. Bet jisai netgi, žinot, su jumis norėtų pasivaržyti, kuris čia teisesnis ir o ką jam reikėjo maždaug daryti. Nes čia jūs atseit kalta, jisai suverstų visą kaltę jums. Bet jisai norėtų išlipti toks, žinot, šaunuolis, super vyras iš to savo pridaryto jovalo. Bet, žinot, jo mintise gauti lengvai tai, ko jis nori. Jis vis tik tai nori su jumis būti, jis nori jūsų, bet jis nori to lengvai, jis nori būti liaupsinamas, jis nori būti šauniausių, gražiausių, visokio geriausių, žodžiu. Tai va, tai ir žinot, čia mergaitės, kaip sakyt, ar tai glosto jūsų širdį, ar atvirkščiai tai sukelia tokį atstumimą tam žmogui, tai čia jau spręsti jums. Tai va, toks antrasis variantas, jo mintis apie jūs. Bet jisai labai geros nuomonės apie jūs, bet, kaip sakyt, sukčiaujantis žmogus, taip galima sakyti. Gerai, trečiasis variantas, jo mintys apie jūs. Magas, kardų karalienė, teisingumas, atsiskyrėlis ir pentaklių tūzas. Oho, mergaitės, kokios kortos iškrito. Magas. Jo mintis, kaip žinot, užvirusiam puode pipiras plaukiojantis. Duodasi, malasi, aukštyn, žemyn, į kairę, į dešinę, vėl aukštyn, vėl paistrižai, vėl žemyn, vėl aukštyn, vėl į dešinę, vėl į kairę ir taip toliau, ir taip toliau. Jo mintis be galo aktyvios ir jis šiuo metu, va dabar, galvoja apie jūs. Jis prisimena jūs, jis apie jūs yra tikrai geros, aukštos nuomonės. Ir žinot, jis galvoja, kad jūs labai stiprus žmogus esat, kad savo gyvenimą padarot tokiu, kokio jūs norit, kad gyvenate taip, kaip jūs norite, kad jūsų planai yra visi, kaip sakyti, jūs planuojat ir padarot tai, ką suplanavot, ir tai atneša jums sėkmę. Viskas yra jūsų gyvenime. Ir materialūs poreikiai patenkinti, ir fiziniai poreikiai pas jūs gyvenime patenkinti, tiek
jausmų srityje jūs esate patenkinta ir gerbėjų jūs begalybę turite. Žodžiu, jis galvoja, kad gyvenimas jūs lepina. Bet jis galvoja tuo pačiu ir kad jūs esat labai aktyvus žmogus, kad jūs labai veiklus žmogus. Ir visa tai ateina jums vos tik pajudinus vieną pirštelį. Jūs sėkminga savo karjeroje, jūs sėkminga visame kame. Ir jūs jo akise sukūrėte tokį įvaizdį. Ir dėl to, kad jūs esate gyvenimo išlepinta, jūs galite rinktis. Galite rinktis tarp vyrų, galite rinktis tarp darbų, galite rinktis, ką jums dirbti, ko jums nedirbti, galite rinktis atėję į parduotuvę, ką jūs tik norite, jis taip galvoja. Dėl to, kad jūs esat tokia sėkminga ir dėl to jūs esat labai tokia, žinot, mėgstanti laisvės pojūtį, kaip tas paukštis. Jeigu, tarkim, tą laisvai skrendantį paukštį uždarytume į narvelį, jis blaškytųsi, plaktųsi ten tame narvelėje, kol tiesiog numirtų. Taip ir jūs. Jūs esat laisva. Jūsų neįmanoma uždaryti į tą narvelį, nes jūs tiesiog tokia esate ir dėl to atsiranda tas jūsų charakterio aštrumas, dėl to atsiranda laisvas toks mąstymas, kaip jūs, požiūris jūsų visiškai nesukaustyta, turiu galvoj, esate jo mintise. Jo mintis taip dėliojasi apie jūs, kad jūs esate tiesiog žmogus įvaldęs tą gyvenimą, kokį pats susikūrė. Kaip čia pasakyti, ne tai, kad įvaldęs, bet sukūręs tokį gyvenimą, kuris suteikia laisvės pojūtį. Visame kame, tiek savo mintise jūs esat laisva, tiek savo žodžiuose, tiek savo elgesyje, kaip jūs norit, taip jūs sprendžiat, kaip jums pasielgti. Norėjot šiandien išgėrėt vyno atsidariusi, tarkim, ar ne, brangaus gero vyno. Jeigu jūs norėjote, jūs šiandien miegojote iki pietų ir leidote savo tai daryti. Jeigu jūs norėjote, jūs sėdote į traukinį ir išvažiavote, pavyzdžiui, nežinau, kodėl pasakiau į traukinį, bet tiesiog taip ant liežuvio užėjo į kalnus, artimiausius esančius nuo jūsų gyvenamos vietos, tarkim, kalnus, ir pavaikščiojote ten, pasidžiaugėt ir po keleto dienų grįžot, arba tiesiog išskridote lėktuvu, kur jūs norėjote. Ir žinot, ir jis supranta, kad jis iki jūsų, kaip toli žemai pasiliko. Ir pasižiūrėkite, teisingumas krenta, bet čia, matot, kaip labai įdomiai yra, teisingumas čia yra 8 korta. Šiaip būtų jėgos korta, bet čia yra teisingumo korta. Ir turime mes tada traktuoti vis tiek kaip ir teisingumo kortą, bet Gustavo Klimto kortų kaladėje teisingumas yra 8 korta. Nežinau, ar tai sumaišyta, ar tai specialiai, bet aš vis tik traktuosiu kaip teisingumą. Ir teisingumas tai yra tarsi priimtas sprendimas jūsų pačios jį palikti. Tarsi jūs nusprendėte jį palikti vienišą, kad jis padarytų savo gyvenime išvadas. Jūs galėjote netgi, galbūt taip ir iš tikrųjų galėjo įvykti. Labai lengvai, tarsi vienu rankos mostu jūs galėjote nutraukti santykius. Galėjote jį tiesiog užblokuoti, galėjote jam tiesiai šviesiai pasakyti, stop, tu man netinkama partija, mes negalim būti kartu ir viskas. Arba tiesiog gražiai švelniai davėte jam susiprasti. Ir jis dabar šiuo metu galvodamas apie jūs, jis jaučiasi labai vienišas.
Jis jaučiasi atstumtas jūsų, jis jaučiasi nuo jūsų tarsi atkirstas, tuo matot labai baisiu, aštriu kardu. Ir žinote, jo galvoje yra baimė, kad jeigu jisai dabar, pavyzdžiui, imtųsi kažkokių veiksmų į jūsų pusę, jūs žodžių nepagailėtumėt, jūs išsakytumėt tai, ko jis bijo išgirsti. Bet žinot, labai džiugina tai, kad čia iškrito pentaklių tūzas. Pentaklių tūzas yra, aplamai, tūzas yra pradžia. Ir pradžia yra sėkminga, laiminga ir galimas dalykas. Arba jis savo mintise supranta, kad jam reikia dar pasiekti labai daug, tame tarpe ne tik materialių gėrybių ir turto, bet ir tobulėti tam, kad tie turtai ateitų ir tam, kad tas pasitikėjimas jam ateitų. Kaip vyrų, kaip globėjų, kaip rėmėjų, kaip užtarėjų. Ir jis supranta, kad jisai dabar nuo jūsų atstumtas tam, kad likimas kitaip neleis jums būti kartu, jam neleis su jumis būti kartu, nes jūs tokia moteris, kuri labai aktyvi, labai protinga, labai žinanti savo laisvės vertę. Ir kad su bet kokiu žmogum jūs nesusidėsite ir neprasidėsite. O jis pas jūs turi atvažiuoti su didžiuliu įspūdžiu. Tai yra ir su prabangia mašina, ir gerais apsirengusiais rūbais. Ir tai būtų dar tik maža dalis. Be to, jis turėtų būti pasiekęs kažko žymiai daugiau, nei buvo tada, kai jūs jį jam pasakėte, kad ne, tu turi tobulėti ir tik tada mes galėtume būti kartu. Na, ar nepasakėt taip galbūt, bet jis taip bent jau pasijuto. Tai va, ir jis supranta, kad taip paprastai su jumis nebus. Jam labai gaila iš tikrųjų, kad jūs ne kartu, nes jis jaučia potraukį jums, jis jaučia norą būti su jumis, jis jaučia norą kalbėti su jumis. Bet yra tam tikri dalykai iš visatos, tam tikra vibracija, kuri tarsi atskiria jūs. Kai jisai taps vertas jūsų, jis tada galės atvykti pas jūs, jūs tada galėsite bendrauti ir tada visata tarsi leis. Ir ką jis galvoja apie jūs, galimas dalykas, jis jau kažkiek, jeigu čia ypatingai kažkurį laiką jūs nesimatėt, tarkim, galimas dalykas, jis jau turi kažkokius tai, tarkim, pagrindus arba gal net kažką materialaus įsigijo. Brangaus, materialaus galbūt namą kažkokį, galbūt automobilį kažkokį brangų, gal dar kažką. Kad jis jau jo mintys sukasi į jūsų pusę, kad jis jau galėtų pradėti veikti, ar bent galėtų pabandyti, bet jis nedrįsta, jis dar kol kas nedrįsta. Vau, trečiasis variantas. Taip. O jeigu visi vyrai taip galvotų, tegul stengiasi. Gerai. Na ir ketvirtasis variantas, jo mintis apie jūs. Pentaklių riteris, 9 lazdos, 5 kardai, šventikas ir saulė. Na ir čia šitas žmogus jisai nori pas jūs kuo greičiau, kaip čia pasakyti, žodis ateina atsibelsti. Atsibelsti ir tarsi išlikti jums, jūsų akiratyje. Ir žinot, jis turi kažkokius savo įsitikinimus ir laikosi įsikibęs tų įsitikinimų. O jūs
tarsi prieštaraujate jo šitiems požiūriams ir laikote tą tvorą vat nubrėžtą. Ir žinot, kokia vizija man ateina? Kažkodėl iš tokio humoristinio kažkokio filmo, nežinau. Tarsi atsibelstų, tai vat nežinau, kodėl tas žodis man atėjo, atsibelstų kaip koksai Don Kichotas, žinot, ant to savo išklypusio arklio ir atsibeldęs savo kelyje sutiktų didžiulę tvorą. Ir į ją tikrai atsitrenktų, nes tą tvorą pastatėte jūs, kad jis pagalvotų, kaip tą tvorą įveikti, kad nėra gyvenime taip paprasta, nes tame gyvenime tų kliučių ir tų tvorų yra begalybė. Ir va būtent tikrasis vyras, kad jisai taptų karaliumi, kad jisai taptų gal netgi šventiku, jis turi įveikti visas kliūtis ir tokiu būdu jis turi tapti tuo patikimu, kaip čia pasakyti, saugotojų, globėjų, užtarėjų moteriai. Tai va ir žodžiu, bet žinot, kas įdomiausia, jisai visai norėtų pabandyti įveikti tą didelę tvorą ir tą didelę, tą užtvarą, kurią jūs pastatėte. Ir jisai galvoja, žinot, kad nebus taip paprasta, kad jis galbūt, jeigu kartais ir nesugebėtų perlipti šitos tvoros, jis sulauktų iš jūsų pusės gal netgi pažeminimo, gal netgi pajuokos kažkokios, gal netgi skaudinančių jūsų žodžių ar veiksmų kažkokių. Ir jis bijo jūs prarasti. Ir pas jį yra tokia baimė. Tarsi jis, jeigu neįveiktų šitos kažkokios tai sąlygos, kurią jis turi įveikti, galbūt jūs tikrai mergaitės iškėlėt jam kažkokią sąlygą. Ir jis tą sąlygą mato kaip didžiausią tvorą. Ir atklibingščiuoja, žinot, ne su kažkokiu tokiu energingu ristūnu, žinot, o atklibingščiuoja ant tokio kreivo išklypusio arklio ir bando peršokti su tuo išklypusiu arkliu tą tvorą. Tai vat jisai taip galvoja, kad jam dar toli gražu, kad jis tą tvorą įveiktų. Bet žinot jo mintis, jeigu jis kartais ir įveiktų, bet jeigu jis pabandytų įveikti, galbūt jam pasisektų ir galbūt jis įgyvendintų savo planus ir užmačias. Ir tada jau tada būtų meilė, sėkmė, būtų, jūs būtumėt visada su juo ir jis taptų tokiu, žinot, wow, tokiu autoritetu jūsų akise. Ir jisai labai nori būti autoritetu jūsų akise. Jis nori tokio, žinot, kad jisai tarsi viską žinotų, kad jūs tarsi jo klaustumėt, kaip čia tą padaryti, kaip čia tą, gal darom taip, toks išmintingas vyrukas. Bet jam pirmiausia reikia va tą tvorą perlipti. Bet jisai galvoja, kad jisai vis tik mėgins ir galimas dalykas, jis mėgins tą tvorą peršokti, įveikti ir įveikti jūsų tokį atšiaurumą į jo pusę. Ir va tada, kai jau jam pavyks, jau tada viskas taip gražu bus, taip jau miela, taip sėkminga, kaip toj pasakoj, žinote, ten tik tais alų midų gėriau, per barzdą varvėjo ir, žodžiu, santykiai ir meilė, viskas sekasi, viskas sėkminga, viskas triumfuoja, viskas šviečia, viskas žydi. Netgi va tokia korta, jinai visa auksų tviskanti ir matot, kaip porelė apsikabinę jie vienas kito glėbyje paskendę. Jisai tiesiog apie tai fantazuoja. Ir žinote, galimas dalykas, jisai galvoja, kad jam reikia imti ir judėti.
Imti ir judėti. Susidurs, jisai supranta, kad susidurs su visokiom kliūtim, su visokiais atžagarumais iš jūsų pusės, bet tada, kai jis jau įveiks visą tą, o jisai sugebės tą įveikti, jau tada jis bus nepralenkiamas ir jūs jam tikrai, kaip čia pasakyti, išsilydysite prieš jį ir, žodžiu, sutiksit su viskuo, ką jisai siūlys. Ir ištekėsite ir gyvensite visą gyvenimą džiaugsmingai, laimingai. Ir, žodžiu, susilauksite vaikų ir bus šeima tokia tradicinė, tokia tvirta, labai gražios kaip vyro mintis. Jeigu ir iš tikrųjų, žinot, nežinau, kodėl čia man tokios humoristinės vizijos ateina, bet visada, kai žmogus eina tuo tobulėjimo keliu, jis iš pradžių, matote, iš pradžių jisai krenta riteriu. O paskui bet žinot, kas yra riteris? Riteris toks aktyvus, užsispyręs, kuris siekia ir pasiekia savo tikslo. Tai aš netgi pasakyčiau, su kokiu čia suklypusiu arkliu, bet jo tu prie tos tvoros, prie tos kliūties. Jis mėgins ir mėgins tol, kol jam pavyks jūs sušvelninti, jūsų požiūrį sušvelninti ir kol jūs atsileisite, kol jūs sušilsite ir jūs būsite kartu. Nes šitas vyras pasiryžęs turėti jūs mergaitės. Visam gyvenimui. Wow. Tai va, toks gražus ir romantiškas ir nuotaikingas 4. variantas. Tai sėkmės mergaitės. Iki.